savaitę vyko antrasis rinkimo turas. Prezidentė Dalia Grybauskaitė antrąjį turą laimėjo įtikinamą persvarą, pelnydama maždaug 700 000 rinkėjų balsų. Prezidento rinkimo antrajame ture ir Europos parlamento rinkimuose Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje balsavo 41,57 procentų rinkėjų. Daugiausiai rinkėjų balsuoti teko Lietuvos socialdemokratų partijai 22,30 procentų. 18,42 procentų jonaviečių balsavo už Darbo partiją, už Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį 16,02 procentų, už partiją Tvarka ir teisingumas 14,34 ir Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai gavo 13,27 procentų balsų. Lietuvoje Europos parlamento rinkimuose daugiausiai balsų gavo Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, Lietuvos socialdemokratų partija, liberalų sąjūdis, partija Tvarka ir teisingumas. Šios partijos Europos parlamente gavo po 2 mandatus, po 1 mandatą Darbo partija, Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų alijanso koalicija bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Gegužės 26 dieną Ruklos pabėgėlių priėmimo centras ir vėl sulaukė svečių. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos moksleiviai atvyko susipažinti su prieglobstį Lietuvoje gavusių užsieniečių gyvenimu. Šiandien pabėgėlių priėmimo centre organizuojama atvirų durų diena. Pas mus svečiuojasi vaikai iš Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos ir mes jiems pristatome centro veiklą, supažindiname su pabėgėliais, jų gyvenimo ypatumais, jų kilmės šalių kultūra, tai kaip jie mėgsta bendrauti, kad užmėgstų ryšius ir ateityje turėtų draugų. Tokie susitikimai organizuojami kelis kartus per metus. Mums yra svarbu, kad užsieniečiai užmėgstų ryšius su bendruomenė ir be to, kad bendruomenės žinotų, kas šalia jų gyvena, skatinant jų toleranciją ir integraciją į visuomenę. Moksleiviams buvo pademonstruotas filmas apie pabėgėlius, trumpai pristatomas prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos procesas. 90 procentų pabėgėlių atvykusių į Lietuvą yra iš karo zonų, dauguma jų moterys ir vaikai. Rukloje pabėgėliams suteikiamas ne tik apgyvendinimas, jie čia mokosi lietuvių kalbos, semėsi profesinių žinių, dalyvauja įvairiuose renginiuose. Vaikai lanko darželius ir mokyklas, jiems reikalinga mūsų parama ir draugystė. Kai kurie centro gyventojai Lietuvoje ne tik sėkmingai rado darbo, bet ir sukūrė savo verslus. Moksleiviai sužinojo, kokios pabėgėlių gyvenimo sąlygos, aplankė centro muziejų, apžiūrėjo profesinio rengimo kabinetus ir klases. Projekto prieglobstį gavusių užsieniečių kompetencijų kultūros galimybės tikslas – didinti pabėgėlių integracijos galimybės ir mažinti jų socialinę atskirtį, siekiama sustiprinti pabėgėlių ir Lietuvos visuomenės pažinimą, skatinti objektyvų požiūrį į pabėgėlius. Pasak Ruklos pabėgėlių priėmimo centro direktoriaus pavaduotojos Beatričės Bernotienės, tokių renginių dėka užsieniečiams lengviau integruotis į mūsų visuomenę, vaikai daugiau bendrauja ir suranda draugų. Mūsų centro gyventojų vaikai mokosi Ruklos Stanislausko pagrindiniai mokyklai, taip kad kai kurie čia atvykstantis jų netgi yra bendraklasiai. Smagu susitikti su vaikais ir mes tikimės, kad tokių dienų metu vaikai galės artimiau susipažinti ir glaudžiau draugauti. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika. Gegužės 29 dieną vyko 40-asis Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Kaip įprasta, prieš pradedant darbą pasveikinti šį mėnesį gimusieji tarybos nariai. Savivaldybės padėka įteikta Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungai Apskritas stalas už projekto Kryžkelė inicijavimą ir įgyvendinimą. Šis projektas pripažintas geriausių Respublikoje. Bukonių seniūnijoje yra įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė, kurios vertė apie 800 000 litų. Jaunimo organizacija planuoja vykdyti veiklą ir kitose seniūnijose.
Tarybos posėdžio darbotvarkėje patvirtinti 62 pagrindiniai bei 1 papildomas klausimas. Planuojama atnaujinti Jonavos miesto teritorijos stebėjimo vaizdo įrangą. Pasak pranešėjo administracijos direktoriaus pavaduotojo Audrio Šulgos, nors policija neveda statistikos, yra užfiksuota, kad iš 34 nusikalstamų veikų 2 nusikaltimai ištirti būtent vaizdo kamerų pagalba. Pirkti brangios įrangos, kuri galėtų užfiksuoti net automobilių numerius, nėra galimybių. Kad pakeisti 40% vaizdo kamerų esančių mieste bus skelbiamas techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugų pirkimo konkursas. Minėtas tarybos sprendimo projektas buvo pristatytas visuose komitetuose, visi komitetai jam pritarė. Tiesa, ekonomikos komitetas paprašė tam tikros informacijos apie statistiką, kiek buvo užfiksuota nusikaltimų, nusikalstamų veikų ar pažeidimų kamerų pagalba. Aš komiteto nariams šitą informaciją prieš tarybos posėdį išplatinau. Galiu trumpai pakomentuoti policijos atsakymą, neoficialų, kad iš tikrųjų policija neveda tokios statistikos, kiek konkrečiai kamerų pagalba buvo ištirta nusikalstamų veikų ar administracinių teisės pažeidimų. Tačiau kaip jie man pateikė, tam tikrus netikslius galbūt duomenis, taip gal reikėtų įvardinti, tai tarkim, iš 34 Jonavos mieste ištirtų nusikalstamų veikų 2013 metais 2 nusikaltimai ištirti kamerų pagalba. Taip pat 14 metų pirmą ketvirtį iš 7 ištirtų nusikalstamų veikų įvykdytų gatvėse kamerų pagalba ištirtos 2 nusikalstamos veikos. Taip pat pabrėžė, kad 2009 metais kamerų pagalba buvo ištirtas nužudymas. Kalbant apie administracinės teisės pažeidimus, tai 13 metais buvo išaiškinta 15 administracinių teisės pažeidimų turgavietės prieigose kamerų pagalba. 14 metais tokių panašių pažeidimų buvo ištirta kamerų pagalba 8. Ir per šių metų pirmąjį ketvirtį kamerų pagalba buvo užfiksuoti 94 kelių eismo taisyklių pažeidimų. Tai tokie atsakymai ekonomikos komitetui. Taip pat miesto reikalų komitetas kokią rekomendaciją pateikė, kad ateityje šitas vaizdo kameras koncentruoti ir galbūt aktyviau stebėti, jų pagalba reikėtų savivaldybei priklausančius objektus. Tai iš tikrųjų, kuomet mes atrinksime tiekėją, kuomet bus įdiegta nauja sistema, mes tai atkreipsime dėmesį. Nemažai diskusijų sukėlęs klausimas dėl Jonavos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarimo, jos pirmininko paskirimo ir nuostatų patvirtinimo nesulaukė pritarimo. Tarybos nariai išsakė skirtingas nuomonės, klausimas atidėtas kitam posėdžiui. Labadiena, sprendimo projektas svarstytas sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komitete. Komitetas pasiūlė alternatyvų sprendimo projektą, kuris yra jau pateiktas. Tai skirtumas būtų toks, kad administracijos siūlomoje sudėtyje visuomenės organizacijos atstovaujantis nariai buvo siūlomi Vida Jokiminė, Jonas Močionis ir Bronius Kazienas. Alternatyviame sprendimo projekte, kurį pasiūlė komitetas, siūloma vietoj Kazieno ir Močionio skirti bendruomenės sveikatos tarybos narys Petrą Vyšniauską ir Valeriją Lopetienę. Iš pažiūros lyg ir nelabai svarbus klausimas atrodytų, tačiau sveikatos komitete būtent jisai susilaukė nemažai diskusijų. Kadangi bendruomenės sveikatos tarybos pagrindinis uždavinys yra formuoti sveikatos politiką rajone, nustatinėti pagrindinės veiklos krypties ir taip pat skirti prioritetinėms sritims finansavimą, tai mūsų komitetas pasisakė už tai, kad būtent šioje sudėtyje atsirastų daugiau tų socialinių grupių atstovų. Šiuo atveju neįgaliuosius atstovaujantis žmogus ir kaimiškų seniūnijų bendruomenių atstovas.
Pagal bendruomenės sveikatos tarybos reglamentą, kaip ir kalbėjusi ir pristatinėjusi klausimą minėjo ir Arvydas Stirna teiravosi, iš tiesų sudaro 3 rajono paskirti asmenys, 3 savivaldybės įmonių atstovai ir 3 visuomeninių organizacijų atstovai. Mūsų siūlomi kandidatai būtent atstovauja visuomeninės organizacijas. Ir dėl to pasiūlius 2 naujus narius, kurie atstovautų būtent visuomeninės organizacijas, nebūtų išlaikomos proporcijos. Čia ir iškilo pagrindinis mūsų diskusijų objektas. Kadangi iki šiol dirbusiems tarybos nariams neturime priekaištų dėl jų atliktos veiklos, o ypač, sakykime, broliui Kazėnui, kuris savo pavyzdžių labai daug yra nuveikęs ir veikiantis rajone, taip pat Jonui Mačioniui priekaištų neturime, todėl manau, kad galbūt šiandieną ir nereikėtų atsisveikinti su šiais žmonėmis ir juos rotuojant keisti kitais. Todėl manyčiau, kad gal neskubant ir priimant sprendimą šiandieną alternatyvių klausimų iš tiesų nereikėtų paskubėti, o tiesiog atkreipti mūsų socialinių reikalų komiteto dėmesį į ateitį ir būtent, kad ar keičiant, ar papildant ateityje būtų šių minėtų grupių atstovai įtraukti į būtent šios bendruomenės sveikatos tarybos sudėtį. Na, o šiandien siūlyčiau pasisakyti už pirmąjį, ne alternatyvui, bet už pirmąjį sprendimo projektą. Ačiū. Bendruomenės sveikata mūsų savivaldybei kažkaip tai pritrūko idėjų naujų. Jums visiems turbūt žinoma, kad metai iš metų lieka nepanaudotų pinigų po 200 tūkstančių ar po 250 tūkstančių. Ir tie projektai, kurie metai iš metų siūlomi, yra besikartojantis ir klaikiai nuobodūs. Ir mūsų gyventojų, nesakau, kad visai neprisideda prie bendruomenės sveikatinimo, bet iš tikrųjų duoda mažą efektą. Tai aš palaikyčiau kolegės iš komiteto, ponios Birutės pasisakymą. Mes taip ir norėjom kažkaip tai, kad ta bendruomenės sveikatos taryba įsilietų naujų žmonių, nieks nepeikia, mielas Arvydai, buvusių, bet kad kažkur atsirastų tų idėjų ir tie pinigėliai būtų panaudoti efektyviau. Nes, žiūrėkite, mes tyrėm tuos vandenis, paskiau dar ponas Remigijus čia sugeba nupirkti akim, reiškia, papildų už 14 tūkstančių litų, išleidžia bukletėlius su klaidom. Yra pinigai, reikia juos išnaudoti. Tai ta taryba bendruomenės, aš tai dar bevelyčiau, kad čia būtų kuo mažiau medikų. Kuo mažiau medikų. Ko nori žmonės, čia reikia žinoti. Ne taip, kaip mes reorganizuojame šitą uždarinėjam ambulatorijas, arba ten jungiam, perjungiam, mesgi žmonių neklausim. Tai ta bendruomenės sveikatos taryba turėtų užtat čia įjungtas ir ponas Višniauskas, visiškai kaimas buvo pamirštas, reiškia šitą. Čia tik mieste kažkoks keliautojų, ten, gerai, kai keliauja šitą, bet reikia mąstyti plačiau ir galvoti, kaip tas lėšas įsisavinti, reiškia, kad tos lėšos duotų maksimalią grąžą. O ne taip, kad tenais paskaitėlę 9 mėnesių laukimo stebuklas arba nepamirškime buvo. Ačiū labai. Nelabai supratau Arvydo replikos ir mano vardo įtraukimo ir susijusios su papildu akims pirkimu, kadangi turbūt prisidėjau tiek pat, kiek ir Arvydas, tai yra tvirtinant
visuomenės sveikatos tarybos priemonių planą. Daugiau nieko, kadangi nesu visuomenės sveikatos tarybos sudėtyje. O kalbant apie tai, kad noriu atkreipti tarybos narių dėmesį, kad mes nekeičiam čia vieno ar kito nario. Mes keičiam visą tarybą, kadangi kadencija trunka jos 4 metus. Tokiu atveju visi čia esantis asmenys yra skiriami. Ir tokiu atveju čia kalbėti apie tai, kad kodėl mes atleidžiam 2, tarkim, Joną Mačionį ar Bronių Kazieną, tai mes atleidžiam visus ir naujus vėl siūlom. Tai aš manyčiau, kad į visuomeninių organizacijų, kad įtrauktume atstovus ir neįgaliųjų ir kaimo, tai yra sveikintinas dalykas ir manau, kad nereikėtų laukti dar 4 metus, kad tvirtindami naują tarybą naujai kadencijai juos įtrauktume. Aš siūlau tą padaryti dabar. Ateitų nauji žmonės, naujai galvojančių, jaunesnių, vyresnių ir taip toliau. Dabar vieną ar kitą pakeičia ir lyg taip pat ta komisija pasikeis. Dabar jeigu yra komentarai, kad paprašai įsikvėpė, pagal mane kardinaliai žiūrėti, tiek rinkimai parodė, kad žmonės jauni kažko tai naujo ieško, pagal mane ir mes keiskimės ir galvokime apie tai. Taryba nepatvirtino ir sprendimo projekto dėl pritarimo Rizgonių 3 žvyro telkinėje esančių naudingų iškasenių telkinių eksploatavimui. Posėdėje dalyvavo ir pasisakė Lietuviško kapitalo įmonių grupės atstovas Stepas Telešius. Dirbame Pabaltijoje regione, dirbame Rytų Europoje, dirbame Kaukazo visose šalyse. Reiškia, viena iš mūsų sričių, kurioje mes dirbam, yra karjerų eksploatacija. Turim veikiančius 4 karjerus Lietuvoje. Vienas iš jų turbūt labiausiai žinomas yra Dresėkių karjeras. Jisai, reiškia, Jonavos rajono pašonėje yra eksploatuojamas. Tai yra Kauno miesto įmonė šiuo metu, reiškia, grupė, nors įmonės yra skirtingose miestuose registruotas. Ką mes, reiškia, norėtumėm, ką mes planuojam ir ką mes organizuojam, žinais, kodėl mes bandom tą karjerą padaryti. Mes dirbam Dresėkiuose, jūs matot, kaip yra tvarkomasi tame karjere, matote, kokia yra, reiškia, situacija pravažiuojant pro šoną, kaip tai gali, reiškia, pavirsti į gyvenamosius sodus, į kvartalus, kaip tai gali likti gražus ežeras, reiškia, po eksploatavimo su gražiais šlaitais ir miško aplinkai. Jonavos rajonas yra turtingas žvyro ir smėlio ištekliais. Ir mes nuo 2008 metų pradėjom šitą procedūrą su, reiškia, šito Rizgonių 3 karjerų. Buvo patvirtintas Jonavos bendrasis planas, kuriame buvo numatyta, kad tenais galėtų būti, reiškia, karjeras. Tada mes atlikom detalę žvalgybą, investavom lėšas, ištyrėm, kokio detalumą, reiškia, ten yra ištekliai. Radom, kad yra 820 000 kubų, reiškia, žvyro. Tada buvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas. Buvo Jonavos savivaldybė vienas iš subjektų, buvo pritarta, kad, reiškia, poveikio kažkokią esminę aplinkai neturės. Tada, aišku, prasidėjo procedūros, reiškia, ir jos vis tęsiasi. Noriu pasakyti, kad mes esame atsakinga įmonė, mes ne kokie tai oportunistai, kurie, reiškia, ateina, iškapsto, palieka, išeina. Dirbam atsakingai, planuojam investiciją apie 3,5 milijono litų šitą karjerą, apie 15-16 žmonių darbinti. Tai nėra didžiulis karjeras, bet jisai vis tiek turi perspektyvą. Tai būtų, aišku, pirmoji mūsų investicija Jonavos rajone ir mes žiūrime, reiškia, platesnės galimybės. Jeigu būtų galimybė kažkada daryti didesnį karjerą, reiškia, mes būtume pasiryžę investuoti. Buvo nuogastavimų įvairių ten dėl kelio, reiškia, kad tas kelias yra netinkamas, jis yra valstybinės reikšmės rajoninis kelias, puikiai tinkamas išvežimui, reiškia, produkcijos, ir dabar jie veža Rizgonis ten už kokio 8 km, kurie esą, reiškia, karjeras didelis ganėtinai produkcija, taip kad toje vietoje, aš sakyčiau, problemų nėra. Dėl rekultivacijos, vėlgi, sakau, pažiūrėti galima Dresėkių karjerą, kaip yra atliekama rekultivacija, yra įstatymai, kurie tą numato, kaip tai turi būti padaryta. Mes laikome su įstatymu, tvarkome ir tikrai nelieka, reiškia, betvarkės. Net nežinau, aš tiesiog norėčiau, čia buvo daug diskusijų kėlė apie įstatymus, kaip jie yra pasikeitę ir kad, reiškia, reikia pritarimo ar nereikia. Aš manau, kad dirbant rajone yra būtinai, reiškia, atsiklausti tarybos, kaip jie vertina, nes tas bendradarbiavimas, jis vis tik prasideda ir jis tęsiasi paskui per ilgus metus, ta prasme, ir tam kalba yra apie socialinės infrastruktūros pagerinimus, įvairius mes visą laiką esam linkę pagelbėti, reiškia, bendrauti vietos valdžia, tai tiesiog norėčiau prašyti jūsų
pritarti projektui ir leisti mūsų įmonė investuoti Jonavos rajone. Ačiū. Tarybos narių nuomonė viską reikia daryti planingai, neskubėti savo žemės atiduoti kitiems. Klausimo svarstymas atidėtas kitam posėdžiui. Posėdžio metu patvirtinti kultūros ir švietimo įstaigų vadovų 2013 metų veiklos ataskaitos ir kiti sprendimų projektai. Gegužės 25 dieną, 6-ąjį Velykų sekmadienį, Jonavos Švento Apaštalo Jono parapijoje vyko naujo klebono Giedriaus Maskoliūno šventinimo mišios. Kunigas Giedrius Maskoliūnas paskirtas Jonavos Švento Apaštalo Jono Panuoterių Švento kryžiaus atradimo bei Ugninkų Švento Archangelo Mykolo parapijos klebonų. Arkivyskupo metropolito vardu noriu nuoširdžiai padėkoti kunigui Audriui už tą ištikimą tarnystę nuo pat tos tikrai kuklios pradžios 2007 metais ir štai praėjus 7 metams regime susibūrusią jūsų brangieji bendruomenę, regime naują pradžią ir tikrai atrodo gali ši parapija turėti naują startą ir šią tikrai jau dabar galbūt istorinę dieną parapija turės progą išvysti naujo klebono priesaiką ir atiduotą į rankas, kur jūs, brangieji, galėsite jaustis tikraisiais savininkais, o parapija turės savo įganytoją. Taigi šiandien šventose mišiose ir melsimės už parapijos naują etapą, melsimės už naują kleboną, melsimės, brangiai, vieni už kitus, kad toliau Viešpats laimintų. Tam tikra prasme labai man panaši ši parapija į Kauno Jono Pauliaus II parapiją, kurioje viešėjau irgi prieš 2 savaitės, lygiai toj pat mokyklos salėje susirinkus ir netgi lygiai taip pat vykstant rinkimams. Tai tiesiog dežavų man nuotaika. Tai jeigu kada jausitės tarsi, kad na štai kokia mūsų padėtis, mes mokykloje renkame, žinokit, kad yra seseriška bažnyčia Kaune, kuri lygiai tokiom pačiom sąlygom renkasi ir taip pat galvoja apie naujos bažnyčios statybą. Tai šiandienos tebūna mūsų malda, kad Viešpats tą projektą laimintų, kad bendruomenė toliau tvirtėtų, o mes visi būtume Viešpaties artumo apgaubti šioje Švento Jono parapijoje ir bendruomenėje. Pasirenkime šventų mišių aukai. Brangūs broliai ir seserys, susirinkome švęsti 6-ąjį Velykų sekmadienį. Girdėsime skaitiniuose apie Jėzaus pažadą atsiųsti guodėją, advokatą, šventąją dvasią, kuri užtaria žmogų, įkvepia ir žmogus nesijaučia našlaičiu, kaip jis sako, visada Dievą turinti su savimi. Toks Jėzaus pažadas yra mums didelė paguoda, kurią mes stipriname per šventų mišių auką, stipriname savo gyvenimu, mylėdami Viešpatį, kai laikomės jo įsakymų. Šioje parapijoje, brangieji, šiandien iškilmė. Naujo klebono paskirimas yra visada didelis įvykis, dėl to, kad klebonas yra tarsi tas advokatas, guodėjas ir ganytojas, kuriam tam tikra prasme pavedama kaimenė kaip ir užtarėjai šventai dvasiai, kad rūpintųsi, stiprintų. Na ir noriu jums, brangieji, paskaityti Kauno arkivyskupo metropolito dekretą, kuris skamba taip. Jo malonybei kunigui Giedriui Maskolaičiui, siekdamas Dievo tautos gerovės ir vadovaudamasis kanonų teisės kodekso
521 ir kitais nuostatomis atleidžiu jūs iš Jonavos švento apaštalo Jokūbo parapijos vikaro pareigų ir skiriu Jonavos švento apaštalo Jono Panoterių švento kryžiaus atradimo bei Upnikų švento arkangelo Mykolo parapijos klebonu. Na, o kad pradėt eit klebono pareigas, bažnyčia kunigą šį kviečia iškilmingą tikėjimo išpažinimą bendruomenės akivaizdoj, uždėjęs dešinę ranką ant šventojo rašto ištarti, o po to perskaityti priesaiką. Dabar kviečiame kunigą Giedrių tikėjimo išpažinimui. Aš, Giedrius Maskolaitis, tvirtai tikiu ir išpažįstu visą tai, kas yra tikėjimo išpažinime. Tai yra, tikiu vieną Dievą visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu ir vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo, Dievą iš Dievų, šviesybė iš šviesybės, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį, bet nesukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu, per jį visą yra sutverta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimo priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečią dieną prisikėlė iš numirusiųjų, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu ir šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama bei šlovinama, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną šventą, visuotinę, apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Taip pat tvirtai priimu ir išpažįstu visą tai, ką bažnyčia apie tikėjimą ir dorovę iškilmingai yra nutarusi arba gautąja galia mokyti yra paskelbusi. Taip pat išpažįstu ir visas Kristaus įsteigtosios bažnyčios paslaptis, ypatingai jos sakramentus, šventų mišių auką ir Romos popiežiaus primatą. Taip pat aš, Giedrius Maskolaitis, iškilmingai pažadu ir priesaiką patvirtinu, taip te padeda man Dievas ir ši šventoji Dievo Evangelija. Dabar naujasis klebonas yra kviečiamas priesaiką išpažinimą pasirašyti. Ir taip pat pasirašo išpažinimą vyskupas. Po tikėjimo išpažinimo seka naujojo klebono priesaika. Aš, Giedrius Maskolaitis, paskirtas Jonavos švento apaštalo Jono parapijos klebonu, švenčiausios trejybės akivaizdoje,
pasižadu šias man vietos vyskupo pavestas pareigas eiti ištikimai ir tinkamai, laikantis visuotinės bažnyčios įstatymų ir šios arkivyskupijos nuostatų. Tai įvykdyti te padeda man Dievas ir ši šventoji Evangelija. Aš, arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus įgaliotas, įvedu tave į šios bažnyčios klebono pareigas. Pavedu tau vadovauti jai priklausančioms sieloms, rūpinti šių Dievo namų grožiu ir išlaikymu. Darbuokis ir atmink, kad teismo dieną turėsi Dievui duoti apyskaitą. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Melskimės. Dieve, per šventąjį apaštalą Joną atskleidė savo amžino žodžio paslaptis. Duok mums pažinti ir pamilti visą, ko jis taip kilniai mokė. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Garbė Jėzui Kristui. Nuoširdžiai dėkoju Jūsų ekscelencija vyskupė Kęstutį. Taip pat nuoširdžiai dėkoju mūsų arkivyskupijos ganytojui, arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui už suteiktą pasitikėjimą. Te viešpats laimina mūsų arkivyskupiją. Jūsų, mėly parapiečiai, prašau maldos, nuoširdaus bendravimo ir tai, kad šita parapija suklestėtų, kad jinai būtų Dievo globojama, priklausys nuo mūsų tarpusavio pagalbos. Meldžiu Jūsų, pakylėkite mane maldoje, kad galėčiau aš Jūs nešti prie viešpaties altoriaus kaip gyvąją atnašą. Viešpats su Jumis. Te palaimina Jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Dabar vyskupas ir aš ir parapiečiai plojimais pasveikina naująjį kleboną. Garbė Dievo aukštybėse. Glory God in excelsis Deo.